Sveiki sugrįžę į mūsų tinklalaidę Wellbeing Hub, kur kalbamės apie žmonės darbe. Ir šiandieną aš esu labai laiminga, nes mano viešnia Lina Žemaitytė Kirkman, sertifikuota skaitmeninės gerovės konsultantė, Rocket Lietuva vadovė ir dar verslo psichologė. Taip. Ir dar man prieš podcastą pasakė, kad yra dirbus atrankose. Taip, tai jaučiu ryšį su tais dalinkais. Taip. Ir ilgametė patirtis, įvairia pusė. Ir šiandien kalbame tokia, sakyčiau, labai netradicinė tema. Man atrodo, daug kas jau yra girdėję apie gerovę. Emocinę gerovę, socialinę gerovę, finansinę gerovę. Tai kas čia per naujadaras skaitmeninė gerovė? Tai ačiū labai, kad pakvietėt, labai smagu čia būti. Ir ta gerovė, skaitmeninė gerovė, tai taip tiesiogiai verčiasi, ar ne digital well-being, tokia nauja tema, man labiau patinka vadinti skaitmeninę higieną. Nes iš tiesų daug kalbu apie higieną ir tokius įpročius, kurie kaip ir higiena užkerta kelią bėdom. Tai faktas, kad šiandien mes dirbame tikrai ten kitaip, negu kad mūsų tėvai dirbo ir netgi kitaip, kaip mes patys dirbome prieš 5 metus. Ir Microsoft šiaip daro labai daug tyrimų, nes jie turi labai puikią terpę rinkti duomenis, ar ne? Nes dauguma organizacijų naudoja ir Outlooką, ir Teamsus ir panašiai. Tai jie puikiai mato, kaip keičiasi mūsų darbo įpročiai. Nes mes visi supratom ir sutarėm, kad per pandemiją mes buvo nenormalu, ar ne? Mes per 2 mėnesius padarėm 2 metų tą transformaciją kažkokią, visi išėjo iš namus, ieškojo naujų būdų dirbti, tada pandemija baigėsi ir tarsi mes grįžom į normalų būdą darbo. Bet tas normalus yra jau kitoks, jis yra naujas. Tai vat būtent tas mano minėtas Microsoft tyrimas 22 metais pamatavo, kaip čia pasikeitė tas mūsų darbas. Tai mūsų laikas praleidžiamas virtualiuose susitikimuose 250% padidėjo. Mūsų susitikimų skaičius, apskritai per dieną susitikimų skaičius 1,5 karto padidėjo. Aš kiek e-mailų daug padidėjo, aš net neatsimenu, nes tai yra kosminis kažkoks skaičius, kiek mes siunčiam ir gaunam elektroninių laiškų per dieną. 30 keliais procentais padaugėjo mūsų žinučių gaudamų per dieną. Tarkim, atsirado tokie kaip Teams kanalai, ar ne? Gal kažkas Slack naudoja, įvairios, kažkas Google Spaces gal naudoja. Tų žinučių daug daugiau padaugėjo. Atsirado tokie dalykai kaip 3 produktyvumo langas. Paprastai per darbo dieną žmonės iki šiol turėdavo tokius 2 produktyvumo viršūnės, tokius susimobilizavimus, taip, rytiniai daly, ten prieš pietus, ir tada jau kartą ten po pietų. Ir po 3 valandų jau ten viskas pradėdavo maždaug, kaip sakau, žemyn, ristis jau. Man po 4 galima jau algos nemokėti, nes man nebeveikia galva. Aha. Bet dabar irgi tyrimai rodo, kad atsirado toks naujas langas produktyvumo ir jis yra apie 10 valandą vakaro. Tai galima sakyti, kad kaip puiku žmonės dirba nuotoliu ir jie dirba lankščiai. Reiškia, galbūt dieną aš kažkokiais reikalais rūpinausi, gal buvau sportuoti, gal vaikais pasirūpinau, o vakare tada tą laiką kažkaip atidirbau ir pritaikiau prie savo dienos. Tai gali būti tikrai priežastis ir tai būtų labai sveikintina priežastis, bet dalimi atveju greičiausiai bus todėl, kad žmonės nesugeba atsijungti nuo darbo. Trečdalis žmonių, PricewaterhouseCoopers darytų tyrimų, nesugeba po darbo atsijungti nuo darbo. Ir tas pats Microsoft mano minėtas tyrimas rodo, kad mūsų darbo diena pailgėjo apie 40 minučių, kad daugiau žmonių dirba savaitgaliais arba po darbo valandų, ar ne? Ir yra kelios čia priežastis. Viena iš priežasčių yra ta, kad tiesiog yra prieinama. Visada aš galiu prieiti tą darbą ir aš jį prieinu. Bet kita priežastis yra ta, kad atsirado toks naujas fenomenas, kuris vadinasi produktyvumo paranoja. Ir jis tai geriausiai yra iliustruojamas tokiais skaičiais iškalbiais, kur 87% žmonių sako, kad dirbdami iš namų jie yra labai produktyvus. Ir tik 12% vadovų tiki, kad žmonės dirbdami iš namų yra produktyvus. Reiškia, vadovai nemato savo darbuotojų ir jeigu nematau, aš nežinau, ką tu darai. Jeigu aš nežinau, ką tu darai, man neramu, ar tu darai tai, ką reikia ką daryti ir kaip pamatuoti dabar tavo produktyvumą. Ir liūdniausia dalis yra ta, kad toks paprasčiausias būdas tada parodyti, kad tu dirbi, tai yra būti nuolatos prieinamu ir greitai reaguoti. Tai 50% žmonių tik tai gavę žinutę kokią nors Teamsų ar e-mailą iš karto jį atsako. Reiškia, kad mes tada iš namų dirbdami dirbame tokiam nuolatiniam stebėjime visų komunikacijos kanalų, kuriuos mes turime, kad mes parodytume, kad dirbame. Ir iš to atsiranda tas vadinamasis prezenteizmas,
kur jeigu ofise aš galėčiau apsimesti, kad dirbu dėl to, kad sėdžiu ar mano švarkas ant kėdės kabo, ar ne, tai online aš irgi turiu daryti prezentizmą ir yra jau net memų prikurta, ar ne, kaip, nežinau, ten koks nors robotas siurblys tam po pelę, po butą, kad atrodytų, kad aktyvus visą laiką esi ekrane, ar ne. Ir žmonės tokiam nuolatiniam prisijungime, tai ką mes turime? Mes turime pasikeitusią darbo aplinką, kad labai daug tos skaitmenos yra mūsų aplinkoje, ar ne? Daug visokių elektroninių kanalų, kur mes galim dalyvauti ir dirbti. Kad mūsų darbo laikas toks išskydęs, ribų nėra, dar pridedame tą produktyvumo paranoją ar tokį spaudimą būti visą laiką prieinami, visą laiką atsakomi. Ir tada, jeigu tu darbo metu rūpinėsi ne kaip padaryti darbą, o kaip čia kokio e-mailo nepraleisti ir kaip čia kokio žinutės nepraleisti, tai natūralu, kad tas darbas vilksis ir tu jį pradėsi daryti 10 val. Vakaro ar savaitgalį, tada, kai galbūt jau nebereikia stebėti, ar čia kas nors mane parašė, o gali realiai pradėti dirbti. Tai visa šita tokia aplinka, jinai natūraliai veda į skaitmeninį perdegimą, kas irgi tame pačiame Microsoft tyrime rašoma, kad tai yra nauja grėsmė, nes visą laiką kalbėdama apie perdegimą darbe, dažnai kaip pasakme kokios nors toksiškos kultūros ar panašiai, ir mes čia turim tiesiog skaitmenos perkrovą, labai daug. Ir tai, kaip mes dirbam, ir tada atneša tą naują temą, kur yra skaitmeninė higiena arba skaitmeninė gerovė, kad kaip mes dirbame ir ką reikia žinoti. Ir tada žmonės sako, tai o kokios čia dabar pasakmės to perkrovimo darbo. Tai yra, jeigu reikėtų vienu sakiniu taip apibūdinti, tai aš tada sakyčiau, kad tiesiog mes nepaisom savo žmogiškumo ir to, kad mes esame žmonės ir turime visokių biologinių poreikių. Ir mes jų nepaisom. Tai toks akivaizdžiausias, tai turbūt yra mūsų kūnas, ar ne, rega, akių sveikata ir panašus dalykai. Mes žinom, kad žinių darbuotojai dažnai pamiršta, kad jie nėra smegenys ant pagaliuko, kad smegenys yra 2% kūno, likęs kūnas irgi turi poreikių ar ne kažkokių. Bet yra ir kita dalis, apie kurią galbūt mažiau žinoma ar mažiau galvojama, tai yra mūsų smegenų sveikata ir kaip mūsų smegenys yra sutvertos dirbti. Ir tiesos yra labai paprastos. Bet jos yra ignoruojamas, nes apie jas nežinom. Tai pavyzdžiui, dauguma žmonių tikrai multitaskina. Jie skambučio metu ir e-mailus atsakinėja, ir Teams žinutes atsakinėja, ir telefoną pasitikrina, ir gal dar ten bando, kur kažką nespėjo, nes reikėjo tikrinti tos visus savo kanalus, tai nespėjau, gal kokią dar prezentaciją paruošiu. Ir biologinė tiesa yra ta, kad mūsų smegenim taip dirbti yra labai sunku. Jos sueikvoja ypatingai daug gliukozės, jos nuvargsta ir tada gale dienos arba antroji pusė dienos yra tas vadinamas smegenų rūkas, arba aš vadinu neturiu ramo, kur atrodo jau nebesisuka varšteliai galvoje, yra tiesiog labai didelis nuovargis ir yra sunku ir susikaupti ir kažką kūrybingo sugalvoti ar produktyvus padaryti. Iš tikrųjų, klausiuosi tavęs ir man tikrai net nekvepia čia jokių produktyvumų dirbant iš namų. Ar galima iš tikrųjų tokį darbą vis tik tai paversti produktyviu ir ar dabar čia vadovams reikėtų sunerimti dėl tų darbuotojų, kurie dirbo nuotoliu ir visus, nežinau, pakviesti grįžti į biurą ir tenais darbuotis, nes ten yra tarsi paprasčiau valdyti tą informacijos srautą, ar vis tik tai jie gali padėti kažkaip tais tiem darbuotojams įgyti įgūdžius, susitvarkyti geriau su savo skaitmeninė gerove ir tuo pat metu jau kurti didesnį gerbuvį pačiai organizacijai. Taip, tai jau praktiškai ir atsakė į tą klausimą, nes labai dažnai būna, tai reikia visus atgal suvaryti į ofisą ir dirbsim taip, kaip dirbom ir išspręsim šitą bėdą, viskas nėra bėdos. Bet tada, kas gaunasi, žmonės ateina į ofisą ir vis tiek jie sėdi Teams skambučiuose, nes hybridinis darbas jisai čia yra ir čia bus ir beveik 80% žmonių sako, kad jie niekada nenorėtų grįžti į pilną ofisą, ar ne, nes yra juk ir labai daug pliusų darbo tokio hybridinio ar lankstumo ir dauguma žmonės sako, kad didžiausias pliusas tai yra sutaupytas laikas kelionė į darbą ir atgal ir panašiai. Ir turėjimas tas lankstumo yra, jau paragautas, kaip yra gera jo turėti ir jau atgal nebeparvarysi žmonių, o jeigu juos varo jėga, tai visi labai pyksta. Ne, ir tada ieškosi kito darbo, nes sako, čia neįmanoma dirbti, čia varo mus atgal. Tai nebebus jau taip, tai iš esmės dėl to ir reikia kalbėti apie skaitmeninę higieną ir kaip dirbti. Ir čia yra atsakomybė iš esmės darbdavių iš tiesų. Dėl to, kad išmokti skaitmeninės higienos mus negalėjo niekas išmokinti. Nei mama, nei darželis, nei mokykla, nei universitetas, nei buvęs darbdavys, nes mes nedirbom tokioje aplinkoje. Ir mes neturėjom tokių sąlygų. Tai yra visiškai nauja ir mes turim iš naujo mokytis. Ir ta skaitmeninė higiena, kaip sakau, patarimai yra tokie paprasti, bet kai plaunamės rankas ir tai užkerta kelią daugeliu siaubingų ligų,
taip ir skaitmeninė higiena, paprasti dalykai, kaip dirbti vieną dalyką vienu metu, turėti laiką susikaupimui, daryti pertraukas, judėti, išeiti į lauką. Visi šitie tokie paprasčiausi dalykai yra higiena, kuri leis neperdegti. Nes atrodo, kad tai kas čia tokio, aš nepadarysiu tos pertraukos. Ne? O kas čia tokio, kad aš dabar turėsiu 6, Teamsų susitikimus vieną po kito. Bet tyrimai rodo, kad visų pirma, yra didžiulis patirimas stresas. Tai tas pats Microsoft jie turi didžiulę tokia kaip tyrimų departamentą, kur daro tyrimus apie žmonės darbo vietoje. Ir darė smegenų skanavimą, kuriame rodė, kad jeigu keliauji iš susitikimo į susitikimą be pertraukos, yra persijungimo metu patiriamas didžiulis stresas ir po kelių tokių susitikimų jau žmonės nebekaupia dėmesio ir nebesupranta, kur jie yra, kokioj temoje, ką reikia daryti. Ir turbūt, kai pagalvoji, tai yra gana suprantama. Dažniausiai kiekvienas susitikimas, į kurį mes nueiname, jeigu jis yra teisingai vedamas, jisai bus su kažkokiais tai susitarimais, su kažkokiais darbais, kuriuos reikia padaryti, ar ne? Ir visą tą informaciją idealiausiu atveju mums reikėtų kažkur priparkuoti, užsirašyti, nudeleguoti, susiplanuoti, kada tą darysim, ar ne? Ir jeigu aš neturiu pertraukos, per kurią aš galiu visą šitą iš savo galvos priparkuoti ant virtualaus popieriaus, tai reiškia, kad aš nešiuosi tą informaciją savo galvoje į kitą susitikimą. Reiškia, kad kitame susitikime aš tiesiog turėsiu mažiau kognityvinio pajėgumo galvoti apie tai, nes dalis mano darbinės atminties bus apie tai, kad išlaikyti tą informaciją iš praeito susitikimo. Tada šitame dar užkrausiu informacijos, tada dar kitame. Ir psichologija tai vadinama likutinis dėmesys. Reiškia, dalis dėmesio lieka su buvusia užduotimi, jeigu jinai yra nebaigta, ir gale dienos mes jau nešamės ir nebegalime apie kitą galvoti, nes čia yra perkrova. Ir dažnai mes dar ir pamirštame tos dalykus, nes vėlgi tyrimai su multitaskingu rodo, kad jeigu mes bandome kažką įsiminti, ar skaitome medžiagą, ar mokomės ir tuo pačiu multitaskinam, informacija tiesiog keliauja ne į tą smegenų vietą. Ir reiškia, jinai ilgalaikę atmintį niekada ir nenukeliauja. Tai ir tiesiog nepamirštam, ar ne? Ir visi sako, aš nieko nebepamirštu, jau čia mano atmintis yra bloga, bet iš tiesų dėl tos nuolatinės perkrovos. Tai vat paprasta higiena - daryti pertraukas tarp susitikimų, ar ne? Neleisti savo daryti ten, 4 iš eilės, turėti bent 10 minučių pertrauką, kad galėtum priparkuoti mintis ir taip toliau. Atrodo toks paprastas dalykas, bet žmonės tos svarbos nesupranta dėl to, kad nėra edukacijos, tos higienos nesupratimo, nesupranti, kokios pasekmės bus, jeigu tu to nedarysi. Kas turbūt liūdniausia, kad vienas po kito, kaip čia, sekantys susitikimai, jie labai dažnai būna ir skirtingų temų. Taip. Vienas kažkoks su klientu, kitas su vidinė komanda, vienas pardaviminis, kitas, nežinau, ten dar kažkoksai. Ir tą dėmesį iš ties perkelti yra ganėtinai sudėtinga. O dar turbūt neverta pamiršti ir to, kad ateina milžiniškas srautas informacijos iš socialinės medijos, ne? Visi tie primintukai apie tai, kad tau kažkas parašė, tavo nuotrauka kažkam patiko, tavo kažkokį tai drabužį pasižymėjo, ar ne, potencialus pirkėjas ir taip toliau. Tai dar šitas srautas informacijos yra. Tai paminėjai, kad darytis pertraukėlės. Kokias skaitmeninės higienos praktikas pati propaguoji, taikai, kas tau labiausiai veikia, ką galėtų dabar darbdaviai besiklausantis iš karto, žinai, užsirašinėti ir jau galbūt nuo pirmadienio pasiūlyti savo komandoms praktikuoti? Žinai, apie darbdavius pakalbėti, tai yra tos higienos taisyklės, man atrodo, vienos yra organizacijoje ir kitos yra asmeniškai kaip savo. Dažnai jos persidengia, bet organizacijoje tai manau, kad turi būti taisyklės, kurios sutartos yra visiems. Bet kiekvienas asmeniškai savo irgi tikrai galima prisitaikyti ir aš pasidalinsiu iš karto, kaip sakoma, disclaimeris, kad tikrai nešventoji ir mane lygiai taip pat veikia kaip ir visus, ir aplinka, ir spaudimas, ir noras visur dalyvauti, ir skubėti ir taip toliau. Bet jeigu tokius pagrindinius kertinius dalykus, ką tikrai jau turiu tą higieną, rankas plaunasi, metaforiškai kalbant, tai jeigu pradėti keliauti per dieną nuo ryto, tai telefonas tikrai yra ne pirmas dalykas, kurį aš pamatau atsikėlus, nes jisai kraunasi kitam kambaryje, nes pagunda nepažiūrėti, kas ant ką per naktį parašė, yra per daug didelė. Ir tada tu įkrenti ir į triušio olą ir neišlendi kuriam laikui. Ir tada iš kitos pusės, tai aš eidama miegoti irgi neprikraunu į save prieš miegą visokios informacijos, kuri nebūtinai bus ramiai nuteikianti poilsiui, ar ne?
Tai čia turbūt toks pirmas higieninis patarimas. Kitas higieninis patarimas, atvykau į darbą, nepradėti dienos nuo e-mailų. Nes e-mailai yra toks, sukuria produktyvumo tokį efektą. Aš perskaičiau 10 e-mailų ir juos atsakiau. Tai man dabar atrodo, kad aš čia kažką labai daug ir svarbaus nuveikiau, bet iš tiesų nepradėti nuo e-mailo, o pradėti nuo savo kalendoriaus ir pagalvojimo, o ką šiandien noriu padaryti per savo dieną. Planavimo, visiškai planavimo. Ir tik tada eiti į e-mailus, nes e-mailai greičiausiai bus tai, kad kiti žmonės suplanavo tau veiklas, ar ne? Tai pirmiausia, susiplanuok savo, tada žiūrėk, kas ko iš tavęs nori. Ir prioritetą fokusų įdėti, ar ne? Kad visi mes žinom, kada yra mūsų darbingiausias laikas, apie 80% žmonių tai yra pirma darbo diena, yra tikrai tų viturių arba pelėdų, kuriems anksčiau arba vėliau reikėtų pradėti dirbti, bet mūsų dauguma masė tikrai dirba nuo 9 iki 11 yra pas produktyviausias laikas. Ir aš jį blokuoju savo kalendorių. Ir tai yra šventas laikas, į kurį nesileidžiu jokių susitikimų. Ir tuo metu aš darau tai, kas reikalauja mano susikūpimo, mano resursų, mano žinių, mano intelekto. Tai yra šventas laikas. Ir aišku, per pietų pertrauką visą laiką išeinu į lauką, jeigu galiu, geras oras, pajudu, pasivaikštau. Tai yra svarbu, kad antroji dienos pusė jau nereikėtų ieškoti 5 puodelio kavos ir dar kokios sneakerso ar dar kažko, tai kad kažkaip save užsienergizuoti cukrum ir kofeinu. Tai tą svarbu per pietus paturėti pertrauką. Tai tokios paprasti higienos dalykai, plautis rankas, ar ne, metaforiškai kalbant. Ir iš tikrųjų, turbūt, kuriant tą pokytį organizacijoje ir judant link tos geresnės skaitmeninės higienos, čia nemažai atsakomybės atitenka vadovams, jų rankas, nes yra tas baisus pasakymas, žuvis puvo nuo galvos, bet jis labai iš tikrųjų teisingas organizacijose, jeigu vadovai darboholiški, tų pertraukėlių nedaro, jeigu pas mus kultūra yra būti pavargusiam, nes jeigu esi pavargęs, tai reiškia sunkiai dirbi, vadinasi visiems tavęs reikia, ar ne, tu užsiėmęs pastoviai susitikimuose ir panašiai. Aš esu skaičius net vieną publikacija apie tai, kad tai yra tam tikra savivertės pakelimo forma, ne, nes visiems reikia iš toks pavargęs ir mes gyvenam kultūrai pavargusių žmonių. Tai grįžtant prie tų vadovų, jeigu kultūra yra tokia, kad jeigu aš esu pavargęs, tai aš esu geras darbuotojas, tai ar tokioje organizacijoje apskritai įmanoma kažką čia padaryti, judant link geresnės skaitmeninės higienos diegimo? Dvi mintis kyla šito klausimo klausantis, tai aš truputėlį gal tokį žingsnį atgal ir dėl ko verta keisti tą skaitmeninę higieną. Ne vien dėl pavargusių darbuotojų, ar ne, bet ir dėl to, kad pavargę ir darbuotojai, lakstantis nuo susitikimo prie susitikimo, keičiantys kontekstą kas 10 minučių, beje, tai yra statistika, kas 10 minučių mes keičiame kontekstą, visose temose esantis paviršyje, multitaskantis ir panašiai, jie niekada neturi laiko ir resurso spręsti problemas kūrybiškai. Tai reiškia, visos problemų sprendimas bus išbandytas, pamatuotas, saugus variantas, kur 100 kartų bandytas ir žinai, kad veiks, nes nėra kada skirti laiko, panirti į temą, pabūti joje, sugalvoti kažko naujo. Inovatyvus mąstymas irgi iškeliauja nežinia į kurią pusę, dėl to, kad vėlgi nėra laiko, kada smegenim apdoroti informaciją ir kažkokią naują idėją sukurti. Ar ne? Tai čia, jeigu mes norime darbo jėgos, kuri yra kūrybinga, kuri sprendžia problemas naujoviškų būdų, o neina senu ten prieš 10 metų pabandytų, tai tuomet reikėtų keisti tą skaitmeninę kultūrą ir darbo būdą. Ir vadovai ne visada, bet labai dažnai yra kaltininkai, nes aš pati asmeniškai girdžiu istorijas, kaip vadovas šeštadienį per kokį nors WhatsAppą rašo greitą klausimą, ar ne? Tikrai nepažįstu darbuotojų, kurie sugebėtų atsakyti, savaitgalis, nerašyk man, ne, vadovai. Tu greičiausiai ne, visi atsakys vadovai. Ir vėlgi tada to atsitraukimo nuo darbo ir galėjimo pailsėti tam, kad tu vėl galėtum grįžti su nauja energija, tą darbą nebelieka. Nemažai produktyvumo paranoja. Čia yra toks didelis dalykas. Dauguma vadovų, beveik 90%, jie bando sukontroliuoti per tai, kad tu esi nuolatos prieinamas. Kai iš esmės čia greičiausiai yra klausimas, ar yra teisingi verslo tikslai, ar yra teisingi KPIs, OKRs ar ką ten benaudotų, ar ne, ir pagal ką aš matuoju savo darbuotojų produktyvumą. Ir jeigu aš matuoju pagal tai, kaip greitai man atsakė į e-mailą, tai turbūt yra jau čia problema.
Vienas iš dalykų, ką organizacijos galėtų padaryti, vat, kalbant apie susikaupimą ir apie gebėjimą dirbti ir, žinai, sakau, ar mes turime teisę į susikaupti darbo vietoje. Čia toks yra labai geras klausimas, kurį reikėtų kiekvienam vadovui iškelti. Ar aš turiu teisę, ar mano darbuotojai turi teisę. Ir jeigu tą teisę turi, tai kaip ir kada. Ir mes galime matuoti savo darbo vietą. Kiek valandų darbo šiandien skyriau giliam susikaupimui. Aš šitą pratimą dariau pati su savimi, 2 savaitės vedžiau ir tai yra siaubinga. Net aš ta, kuri tikrai esu evangelistė, po 1,5 valandos į dieną. Ir tai jau čia yra gera diena. 1,5 valandos niekieno netrikdama, niekieno nepertraukindama, kad aš galiu susikaupti ir dirbti ties kažkokią temą. Tai dažniausiai, tai va tos susitarimas, o kaip mes darom, kur mes tai darom, kaip leidžiam kitiems žinoti, kad mes šiuo metu, turėtume būti net netrikdomi, ar ne, nes nebent, sakau, pastatas dega, tada galima man skambinti. Tokios taisyklės atrodo tokios paprastos, bet yra gana sunku susiderinti. Ypatingai, jeigu kultūra iki šiol buvo rodyti, koks aš užsiėmęs, kaip aš skubu, kaip aš visur dalyvauju, kaip visiems manęs reikia, kaip aš visiems viską greitai atsakau, nuolatos ragelį keliu, Slacką atsakinėju, Messengerį atsakinėju, Teamsus atsakinėju ir visur vienu metu. Savo akimis esu mačiusi žmogų, kuris vienu metu dalyvavo 2 Teams kovose. Nes negalėjau nei vieno atšaukti ir ten manęs reikia, ir ten manęs reikia, bet ar kokybiškai tu ir ten sudalyvavai, greičiausiai, kad ne. Taip. Bet vaizdas tikrai įspūdingas, noriu pasakyti. Man labai patiko tas tavo paminėtas eksperimentas, patyrinėti savo tą gilųjį susikaupimą, kiek mes to turim, bet iš tikrųjų turbūt tam, kad mes tą patirtumėm ir apskritai turėtumėm tokias eksperimentinės sąlygas, mes turim pasiruošti savo aplinką atitinkamai. Tai reiškia, kad mes turim būti pakankamai sąmoningi savo aplinkos sutvarkymo klausimais, kad mes apskritai galėtumėm pasitikrinti, kiek mes ten turim to giliojo susikaupimo. O iš tikrųjų pati neperseniausiai perklausiau porą knygų iš to tokio senojo vadovavimo stiliaus mokyklų, kur autoriai sako, tu turi dirbti kiekvieną minutę darbe, tu turi ateiti valandą anksčiau į darbą, išeiti valandą vėliau, nes tada tu labiau patiksi savo vadovui, ar ten tu turi pietauti 10 minučių ir tada grįžti į darbą, ir jeigu tave kolega ateina pakalbinti, tu turi pasakyti jam, kad tu tiesiog turi darbų ir panašiai. Ir aš manau, kad neretas dabartinis vadovas užaugo daugiau mažiau mokydamasis kažko tais panašaus iš to vadovavimo dogmų, ar ne, vadovėlių ir taip toliau. Tai kaip padėti vadovam pakeisti tą požiūrį ir čia turbūt klausimas apie tai, kokias jie vertes galėtų pamatyti iš tos skaitmeninės gerovės puoselėjimo organizacijų, nes mes daug šnekėjom apie grėsmes, o ką rodo mokslas, tyrimai apie tai, kokias mes vertes kaip organizacija galim patirti, jeigu mes vis tik tai įsidiegiam skaitmeninės higienos kultūrą. Norėjau paklausti, ar tos knygos, kurias skaitai, ne amerikietiškos darbo kultūros, nes labai taip amerikietiškai skamba, kapitalistinės, taip. Mirti darbe yra garbė. Ir tik tada padaryti karjerą, užsidirbti milijoną, taip. Taip, tai kokios vertės, ar ne, mes truputėlį palėtėm, tai darbo jėga, kuri yra kūrybingesnė, greičiausiai bus neperdegusi, tai jau yra beje, tas nuolatinis toks persijunginėjimas ir multitaskinimas irgi tyrimai rodo, kad labai daug streso kelia. 20 minučių užtenka dirbti pertraukiamą darbą ir jau sukyla kortizolis. Jeigu tu esi nuolatos streso būsenoje, ir man atrodo, jeigu gerai atsimenu, galbūt tyrimas buvo, 60% darbuotojų sako, kad šiandien arba vakar aš darbę patyriau didelį arba labai didelį stresą. Tai jeigu tu esi nuolatinėje streso būsenoje, tai irgi tyrimai rodo, kad netgi imunitetas kenčia, ne, jis silpnėja. Jeigu imunitetas silpnėja, tai tavo darbuotojai daugiau sirgs. Jeigu jie daugiau sirgs, tau tai daugiau kainuos. Ir kainuos ir išmokomis, ir tuo, kad kažkas kitas turės dengti to sergančio darbą, ir tada jisai pervargs, ar ne, ir toks susisuka toks domino nesmagus efektas, kad tiesiog darbo jėga yra nuolatos pavargusi, serganti ir neproduktyviai iš esmės, ar ne? Tai nuvarytus arklius nušauna, ar ne? Tai, o ką gali su darbuotojais daryti? Greičiausiai, kad nenušausi ir neatleisi dėl to, kad jis yra pavargęs, bet iš esmės tavo visos organizacijos produktyvumas krenta. Ne? Jeigu tavo darbuotojai yra pavargę ir perdegę. Ir iš to paties tuomet perdegę žmonės, jie nesugeba nieko naujo kurti. Nes mes vis dėlto gyvenam dabar dirbtinio intelekto laikais, ar ne? Kur iš esmės tų pačių vadovų darbas yra sugebėti kritiškai vertinti ir priimti sprendimus,
kuriuos procesus reikėtų automatizuoti, o kuriuos ne. O tyrimai irgi rodo, kad visas šitos skaitmeninės higienos nesilaikymas ir nuolatinis dėmesio perkeliamas, kontekstų keitinėjimas, jisai labai irgi veikia sprendimo priėmimą. Nes nuvargusios smegenys, jos nebesugeba priimti sprendimų ir vėlgi einame saugiausių kelių, kuris nebūtinai yra teisingas. Tai iš šitos turbūt tokios vertės yra, jeigu nori kūrybingos, nepavargusios, produktyvios ir šiaip įsitraukusios ir gana patenkintos darbo jėgos, tai turėtum čia tuo ir pasirūpinti. Aš manau, kad visa gerovės tema yra apie tai, kad ta darbo jėga reikia rūpintis, taip kaip, nežinau, įrankiais rūpinamės, ar ne? Net ir mašinai technikinę nuvežam ir pasižiūrim, kad viskas joje būtų gerai, ar ne? Tai su savo įrankiais, kas yra žmonės, irgi taip reikėtų rūpintis. Šiaip technologijos ganėtinai sparčiai juda į priekį ir kokias prognozes pati galėtum padaryti, mes šiek tiek ir nespėliojam ten tą ateitį ir mes galim šitoje vietoje leisti savo būti netiksliom, bet šiek tiek pafantazuoti. Tom technologijom vis tik tai toliau besivystant, kaip tai toliau gali paveikti organizacijų skaitmeninę gerovę, skaitmeninį gyvavimą ir kas laukia tų, kurios, nežinau, dabar pat nesusijims. Paspėliokim. Tai skaitmeninės tos higienos tema, man atrodo, kad tikrai darysis savaime suprantama. Ne? Aš pirmą kartą pradėjau kalbėti šitą temą 2017 ir tai buvo kosmosas. Mano pirmas pranešimas vadinosi Psychology Behind Smartphone Addiction. Aš kalbėjau apie tai, kad mes taip pripratę prie savo telefono, kad negalime gyventi ir dėl ko. Ir tai buvo kosmosas, šita tema buvo labai nauja, labai netikėta. Dabar jau taip nėra, kai kalbu apie skaitinę higieną, žmonės, jie tarsi linksi galvom, nes aš įgarsinu tai, ką jie jaučia. Ir tai normalizuoja ir sako, aš taip seniai jaučiau, kad taip yra ir man taip gera girdėti, kad mokslas tą patvirtina, ar ne, aš neišsigalvoju. Tai aš galvoju, kad ateityje tai tikrai jau pataps ta rankų plovimo higiena, kur mes net nebeklausim, ar čia reikia. Bet tada kils kitos temos. Aš kažkaip tai galvoju, kad šitas skaitmeninės gerovės tema labai eis į duomenų apsaugą, į etiškumą, į etinius klausimus, kaip algoritmai veikia mūsų, iš esmės, pasaulio suvokimą, mūsų informacijos prieinamumą, kokios yra pasekmės visuomeniai, kokios yra pasekmės tai pačiai organizacijai ir jos darbuotojams. Ar mes negyvenam kažkokiam susikurtam burbule, ar ne, ir ta edukacija bus irgi apie duomenų apsaugą, kurie yra naudojami, kam naudojami, kaip naudojami. Ir net toks labiau etinis, socialinis klausimas galbūt. Iš kitos pusės tie patys dirbtinio intelekto agentai gali būti labai geri pagalbininkai šitoje temoje. Tas pats Microsoft, žinau, kad tikrai eksperimentuoja ir kuria asistentus, kurie gali pasakyti, žiūrėk, čia yra jau tavo trečias susitikimas šiandien, be jokios pertraukos, ar tai tikrai gera idėja, ar ne? Kažkas, kas tau gali kaip asistentas padėti, priimti, taip intuityviai suprasti, kad galbūt šiuo metu tau nereikėtų visų tavo labai gerą žodį panaudojai, notifications lietuviškai, praneštukų. Taip, labai patiko, aš tas naudosiu. Praneštukų tau dabar rodyti, ar ne, nes tu esi kažkokiam tai kitų susitikimam, toks labiau intuityvesnis. Pasakantis, kada jau reikėtų jau mūsų laikrodžiai dabar sako, ar ne, kada reikia atsistoti pajudėti, jau ten per ilgai sėdėjai ir taip toliau, taip toliau. Čia labai didžiulis pliusas, jeigu tu nori susiformuoti įprotį, kur yra minusas ir rizika, kad mes atiduodam savo gebėjimą skaityti savo kūną ir suprasti savo kūną išoriai. Ir tada vėlgi psichologija tyrimai rodo, kad žmonės, kurie neatpažįsta savo fizinių kūno signalų, labai sunkiai tada supranta ir emocinius savo signalus, ar ne? Tai tada atrodo toks paprastas dalykas, bet jeigu aš outsourcinu pasakymą, kada man reiktų atsigerti vandens ir klausausi ne savo kūno, o pranešimo, tai gali pakenkti mano emociniam intelektui. Iš esmės, nes aš nebeklausau kūno, tada nebeklausau savo emocijų, jeigu aš neatpažįstu savo emocijų, aš neatpažįstu kito žmogaus emocijų, ne, tada mums darosi sunku susikalbėti, menkas emocinis intelektas, o tarp asmeniniai santykiai vis tiek yra visame versle yra labai svarbus gebėti bendrauti tarp žmonių. Tai čia truputėlį nuklytau į šoną, bet aš manau, kad tą visai yra svarbu pasakyti, nes su ta labai didelė dirbtinio intelekto pagalba ateina ir šiek tiek rizikų, kurių mes gal net ir dabar nežinome. Bet kad šitą temą ignoruoti, aš manau, tai tikrai negalima ir aš manau, kad čia visų organizacijų turėtų būti natūrali evoliucija, ar ne, mes kalbėjom apie fizinę gerovę, emocinę gerovę ir skaitmeninę gerovę, tai irgi turėtų būti radarė labai stipriai, nes jinai smarkiai įtakoja taip, kaip mes jaučiamės darbo vietoje. Tai aš manau, kad tikrai turi būti visų
visų organizacijų fokusas ir va, tokia mano svajonė, kad ateityje kiekviena organizacija turėtų va, tokį skaitmeninės gerovės specialistą, kuris ne tik tai konsultuoja apie tą higieną, bet jisai kalba galbūt ir apie duomenų apsaugą internete, ir apie saugumą internete, ir apie, nežinau, ten kiberatakas, ir galbūt netgi konsultuoja, jeigu tai yra kažkokia technologijų įmonė, apie skaitmeninius produktus, kuriamus ar jie yra etiški, ar ne? Toks žmogus, kuris holistiškai žiūri iš tą temą. Tai čia būtų mano svajonė, kad kiekviena organizacija tokia turėtų. Labai graži svajonė, aš irgi dabar pradėjau svajoti tą pačią svajonę su tavimi. Ir Lina, turbūt jau visiškai pačiai pabaigai, gal gali pasidalinti vienu patarimu klausytojui, kaip jisai galėtų susikurti ten va tą aplinką, kad, pavyzdžiui, atliktų tavo minėtą gilaus dėmesio stebėjimo eksperimentą. Ką jis galėtų pakeisti, kažkokį vieną dalyką aplinkoje, kas jam priartintų jį prie to gilesnio susikaupimo? Labai geras klausimas, tai čia atsakymas irgi yra labai paprastas. Skirti dėmesio, ar ne? O kaip tai galima padaryti? Kaip ir visur, viskas prasideda nuo sąmoningumo, ar ne? Pirmiausia, reikia pastebėti. Tai aš siūlyčiau padaryti tiesiog va taip. Galima paprastuoju senuoju būdu pasimti paskutinės 2 savaitės iš savo kalendoriaus ir atsispausdinti ant lapo ir apsibriežti ir susižymėti, kur buvo gilus darbas ir kur buvo negilus darbas. Ir kaip dabar čia nuspręsti, kur čia gilus, kur čia negilus. Tai, tarkim, ar galėjo, nežinau, šitą darbą atlikti į temą įvestas ir apmokytas praktikantas, pavyzdžiui. Ar aš galėjau kažkam nudeleguoti, kuris neturi mano kompetencijos šitą darbą. Kitas toks linksmesnis yra, ar aš galėjau padaryti šitą darbą po 2 taurių vyno. Jeigu galėjau, tai nebuvo gilaus susikaupimo reikalaujantis darbas, ar ne? Ir taip gali tada įsivertinti savo dienotvarkę. Ir greičiausiai, kad mes visi pamatysim, kad yra labai mažai to tikro susikaupimo reikalaujančio darbo. Ir tada sekantis dalykas yra pokalbis su vadovu. Ir aišku, jeigu nueisiu su vadovu mojuodamas tais lapais ir sakysi, kas čia per nesąmonė, kokia čia mano darba, kur aš čia dirbu, tai turbūt nelabai gerai tas pokalbis nueis, bet jeigu mes nueisime pas vadovą su klausimu, kaip tu manai, kiek aš turėčiau per savo dieną skirti laiko giliam darbui, va tokiam, kuris reikalauja mano kompetencijos. Ne tai, ką galėtų padaryti apmokytas praktikantas, ne tai, ką galėtų padaryti kažkas išgėręs, bet kur reikalinga mano kompetencija. Kiek laiko aš per visą darbo dieną turėčiau skirti tam. Ir greičiausiai visi vadovai sakys, kažkokį tai jo įsivaizduojamą skaičių, kuris labai tikėtina bus didesnis negu tai yra. Ir tada, sakantis klausimas yra, padėk man, štai mano kalendorius, ko aš turėčiau atsisakyti. Ne, kaip aš turėčiau tą padaryti kartu. Kuo tai yra gerai, nes tokiu būdu gali demonstruoti vadovui, kad tau rūpi tavo darbo kokybė. Ir kitų būdų tu iš karto iš vadovo gauni buy-iną, ar ne, kad jisai su tavim kartu sudėlioja, kur tie prioritetai mano yra. Ar mano prioritetai yra dalyvauti kitų žmonių prioritetų kažkokiuose tai update'uose, ar mano prioritetas yra mano darbo prioritetas, ar ne. Tai tiesiog nuo tokios peržiūros savo darbo dienos ir tada po truputėlį dėliosis. Ten visai įdomių dalykų galima atrasti, kai pradedi stebėti. Lina, be galo įdomu buvo tavęs klausytis. Labai esu dėkinga tau, kad pasidalinai praktiškais patarimais, kuriuos gali taikyti ir vadovai, ir darbuotojai, pradėti jau nuo šios dienos ir taip rūpintis savo skaitmeninę higieną ir skaitmeninę gerovę, nes panašu, kad tai visiškai ateitis. Ir savo ruožtu noriu padėkoti klausytojams, kad šį laiką praleido kartu su mumis. Ačiū Jums, tikiuosi, kad buvo įdomu ir kviečiu prenumeruoti mūsų kanalą. Ačiū, kad klausotės. Viso.